Sveiki, mėly dvyniai. Šiandien kalbam apie birželio mėnesį jūsų ir kas bus palanku, kas nepalanku. Bet kaip visada prašau spausti patinka, dalintis įrašu ir aišku, prenumeruoti mūsų kanalą, tai padeda sklaidai. Taigi, pradedam nuo darbo. Darbas yra labai judrus šį mėnesį. Na, ne veltui jūsų gimtadienis, ne veltui jūs daugumas baliavosite, ar ten karščiau, šalčiau baliavosit, bet visais atvejais tai jūsų gimtadienio mėnuo periodas. Tai va, bus labai daug kontaktų ir darbe, ir pasiūlymų visokių, labai daug informacijos gausit. Jūsų protas visą mėnesį bus nepaprastai užimtas. Negana to, tie, kurie važinėjate į komandiruotės, gali būti, kad jūs važinėsite į komandiruotės papildomai daugiau negu įprasta. Aišku, jeigu tos komandiruotės yra, žinai, kaip kai gali pats išsirašyti kur prie jūros į kokį samitą ar dar kažkur, tai gal ir tai bus, žinai, bet realiai žinokite, judėjimas, komandiruotės, judėjimas, kažkokie skraidimai, reiškia labai toks darbe aktyvus periodas. Ir tai nesvarbu, ar jūs samdomas darbuotojas, ar esate savininkas. Taigi kontaktai, naujų kontaktų užmezgimas, senų atnaujinimas ir taip toliau. Ir dar noriu pasakyti, kad tai yra, gausite ypatingai pasyvesni dvyniai, kurie patys už save nemėgstat kovoti, tai gausite kažkokį vertingą pasiūlymą. Ir reikėtų atkreipti dėmesį. Aišku, nepulti čia ir dabar, bet žinoti, kad tas pasiūlymas gali būti visai ir neblogas ateičiai. Bet tokiais periodais, kai tu leki stačia galva ir negali sustoti, labai lengva perdegti. Ir kai vieną dieną tiesiog nenorėsite lipti iš lovos, nes matai, birželis šiaip šiais metais yra žiauriai sudėtingas. Dar ne toks kaip rugpjūtis, bet vis tiek labai sudėtingas. Jums dabar darbe geriausia yra 5-10 dienos. Tai va šitą momentą išnaudokite ir komandiruotėm, ir naujų pasiūlymų priėmimum, ir reiškia viskas, kas yra su darbu, su pinigais susiję ir taip toliau. Dabar galimos, matai, 28-30 dienomis galimos klaidos ir nesusišnekėjimai. Bet čia yra visiems labai pavojinga ir jums taip pat. Tai va tos dienos paskutinės birželio yra labai sudėtingos ir žiūrėsim, kas čia vyks. Tikėkime, viskas bus labai gerai. Dabar dėl pinigų irgi jums yra perspėjimai visi, kad taupom, dedam į koinę ir turime grinų. Ir neperkam absoliučiai nieko, kas nereikia. Dabar meilėje. Labai daug flirtų ir tie, kurie neturite šeimų santykių rimtų, daug visokių. Bet tarp kitko ir tie, kurie turite šeimas, ir moteris, ir vyrai, tai matyt flirtuosite, ten akystėm mirksėsite ir viskas bus kaip pas žmonės. Vienu žodžiu, pavasaris jausis jūsų padangėje. Aišku, aiškumo tų santykių tokių, jie bus tokie neaiškus, tokie slidus, tokie, žinai, kaip sako, šakėm ant vandens rašyti. Bet smagu, vis hormonus aktyvinsi, vis geros energijos gausite. Netgi yra tokia tikimybė, kad turėsite keli žmonės, iš kurių galėsite rinktis. Tai reiškia, stovite trišaliai, kryžkeliai ir sprendžiate, į kurią pusę geriau pasukti. Bet šiaip tai, jeigu tai paimsiu, tai paėmus, tai geriausia rinkti senąjį variantą, nes šiuo periodu tie nauji variantai jums tai nežinau kažkaip tai. Nekažinkas. Dabar labai stiprios magiškos meiliai dienos, birželio 9 ir 21. Tai čia plius minus porą dienų iki, porą dienų po, tai jau čia va šitą žinokite. Dabar sveikata. Dominuos perkrovimas ir perdegimas. Perkrovimas nervų sistemos bus labai didelis užkrovimas, įtampa, jaudulys, nerimas ir todėl reikės labai žiūrėti psichiką, kad netrūktumėt, kad nepradėtumėt puodus į sieną daužyti, o darbe ten, žinai, kuskina matį, žinai, į stalą su kontapliu.
Tai va šitą reikia labai žiūrėti ir daryti kvėpavimo pratimus. Aš nuoširdžiai sakau, jum birželį reikia išmokti daryti kvėpavimo pratimus. Jeigu nežinot pas ką, tai pas Gaudentą, ten yra nemokama grupė, rašykit mano vyrui Gaudentui ir tenais jis prijungs pakvėpuoti jūs ten nemokamai. Aš nežinau, ar kartą savaitę, ar kartą mėnesį, bet man atrodo kartą savaitę. Jis tenais labdaras tokias daro. Tai va. Ir tada kvėpuokit. Jum kvėpavimo technikos šį mėnesį yra medus. Taigi, brangus dvyniai, būkit sveiki ir laimingi, gyvenkime visi taikoje visuotinoj ir iki kito karto. Ate.